Kitas dalykas – organai. Vėlgi mes, teisininkai, visus organus, juridinio asmens organus, skirstom į 3 grupės. Tai yra dalyvių susirinkimą arba steigėjus, priežiūros organus, kurie vykdo priežiūrą, ir valdymo organus, kurie atlieka kasdieninę veiklą, kasdieninį valdymą. Organai gali būti tiek vienasmeniai, tiek daug asmenų juos gali sudaryti. Aišku, dalyvių susirinkimas, šiuo atveju aukštosios mokyklos atveju, tai yra visada tas pats steigėjas, tai yra Lietuvos Respublika, taip, ir jis yra vienasmenis. Priežiūros organo mes aukštojosiuose mokyklose neturim. Tai čia yra labai reikšmingas dalykas. Ta prasme, kad tarybos, tiek senatas, tiek rektorius yra ne kas kitas, o valdymo organas. Taip, kadangi atlieka tam tikros funkcijos. O jeigu yra valdymo organas, tai jiems nustatomos tam tikros fiduciarinės pareigos. Čia yra apie tai, apie ką mano kolegija kalbės vėliau, bet mes turim atsiminti, reiškia, tą tokį skirstimą. Priežiūros organą galime nepertvarkyti mokyklų, galbūt galim dabartinę tarybą su dabartiniam funkcijom vadinti priežiūros organą. Taip pat kaip stebėtojų taryba, pavyzdžiui, akciniai bendrovė. Atlieka tik priežiūrą, bet ne valdymą. Bet pagal naują įstatymą, naujas funkcijas, visi patampa valdymo organais. Ir tai yra labai teisiškai reikšminga.